Sveiki visi, šiandien mes kalbėsime apie fixed bloką. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Kaip mes kalbėjome praeitą kartą, jeigu ant save bloke mes naudojame reference tipus, tai mes būtinai turime naudoti fixed bloką. Ir kaip jau aišku pagal pavadinimą, mes turime kažką užfiksuoti. Ir būtent kai mes rašome fixed, mes tarp apskritinių skliaustų turime nurodyti, ką mes bandome užfiksuoti. Nes kaip jūs prisimenate, garbage collectorius, kai atlaisvina visus objektus, bando tos objektus sugrupuoti, kad jie užimtų mažiau atminties. Tai fixed blokas nurodo, kad jei atminties atlaisvinimas pas mus bus vykdomas viduj to bloko, tas objektas, į kurį mes žiūrim, tas objektas, į kurį žiūri pointeris, neturi būti perkeltas. Jis turi likti savo pozicijoje, bet mes čia visgi pabandysime padaryti taip, kad mūsų objektai būtų perkelti kažkur kitur. Mes sukursime pointerį ir viduj fixed bloko mes priskirsime masyvo nuorodą. Pasakysime, kad array pointeris dabar pas mus turi žiūrėti į tą P bloką. Dabar sukursime funkciją, naudojant kurią galėsime sukurti daug masyvų. Ir kai sukursime 1000 masyvų, sukursime mūsų pagrindinį masyvą, su kuriuo ir dirbsime. Ir po jo dar papildomai galim sukurti masyvų. Toliau mes iškviesime garbage collectorių, pasakysime, kad jis surinktų visus tos masyvus, kurie pas mus nėra naudojami. Ir palauksime, kol nesuveiks visi finalizatoriai. Ir viduj try bloko mes pabandysime su jumis praeiti pro visus tos elementus, kurie pas mus yra, naudojant būtent tą array pointer. Ir po to vėl atidarysime fixed bloką ir pažiūrėsime, kur dabar yra mūsų pointeris. Tai mes išvesime praeitą adresą, kuris saugomas viduj mūsų array pointer, ir dabartinį adresą, kuris pas mus yra saugomas viduj P pointerio. Na ir dabar, kai mes parašėme, kad išvesime ir praeitą adresą, ir dabartinį adresą, kuris pas mus yra, mes tą kodą paleisim ir ką matome. Mes vis tiek galim gauti duomenis, mes matome, kokie yra adresai tų duomenų, ir matome, kad prieš tai buvęs adresas pas mus atrodo taip. F70 yra pabaigoje. Ir F70 ir yra pabaigoje prie pirmo elemento. Na ir visi kiti adresai turi po plus 4 baitus, kiekvienas sekantis plus 4 baitai. O naujas adresas mūsų masyvo yra visai kitoks, nes kai suveikė pas mus garbage collectorius, tas masyvas buvo perkeltas kitur, į kitą adresą. O ta atmintis, kur pas mus buvo saugomas masyvas, tiesiog buvo pažymėta kaip nenaudoja. Bet duomenys ten liko optimizacijos tikslais. Mums daug paprasčiau pasakyti, kad ta atmintis yra nenaudojama, nei ten visur rašyti nulius. Visus bitus keisti į nulius. Nes tas veiksmas reikalauja papildomo laiko. Bet jeigu mes po valymo iškart pasakysime, kad norim sukurti daugiau masyvų, tarkim padarysime taip, tai ten, kur buvo tas masyvas, gali atsirasti nauji masyvai. Ir ten vietoj tų skaičių atsiras 0. Nes kai kuriamas masyvas, kiekvienas elementas gauna default reikšmę. Ir paleidus kodą dabar mes matome, kad praeitas adresas buvo F70, bet visi elementai dabar yra 0, o ne 1, 2, 3, 4, 5, kaip buvo prieš tai. O naujas adresas yra visai kitoks. Tai 780. Tai dabar jūs žinote, kaip užfiksuoti reference tipo objektą atmintyje. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote. Lauksiu jūsų kitoje pamokoje.